Tai ką, labas rytas. Tai ką liko? Šiandien yra ketvirtadienis, tai liko 4 dienos iki varžybų. Pasidariau čeką, viską nusinčiau treneriuką, update'ino maistą. Šiandien valgysim 520 karpsų angliavandenių ir 140, man atrodo, baltymų iš viso. Tai ką, reikia dabar pajungiau, kad biškį braškės atitirpinti, nes perku šaldytas braškės. Tai šiandien ką 10 000 žingsnių reikia surinkti, 4 litrus vandens išgerti, 8 gramus druskos, tai va, reikia paskubėti valgyti, nes jau yra po 8, kiek ten, 20 ar 30. Reikia 2 valgius suvalgyti ir 10 valandą varysim į salę. Tai toj parodysiu meal number 1. Tai ką mes turim? 100 gramų cream of rice, tų pačių, kur praeitą kartą valgiau, 100 gramų braškių, 20 gramų medaus ir 30 gramų proteino įdėta šio. Ir 3 gramai druskos, nes eisim į salę, reikia pampų ir taip toliau. O dabar, kol valgysiu ir panašiai, lauksim kito mylo, kur bus vištiena, ryžiai ir vėl bananai, kaip ir vakar. Tai va, 100 gramų bananų, eis 100 gramų ryžių, čia pasibrašiau cinamoną ir dar laukiu, kiek čia, 9 minutės, kol vištiena iškeps. Tai jo. Tai va taip atrodo antras mielas, 100 gramų bananų, 100 gramų ryžių, 100 gramų vištienos. Tai va, pavalgysiu šitą mielą, atsigersiu kavos ir varysim į salę daryti nugarą. Nugarą darysim 70% kažkur, tiesiog, sakau, svorį pamėtysim, tiesiog, kad glikogenas prasivaikščiotų per kūną ir panašiai. Aš einu valgyti, gerk kavos ir sutiksim salėje. Bum. Važiuojam į salę, pasidaryti nugarą. Let's fucking go. Apsirengęs jau dabar normaliai, kaip Morozos trenigiukai. Mėgstinius cik. Secret stuff. Skūk rašio. Nu, dar vieną skupą. Dar vieną į kasą. Įsikabino. Sveikatą. Po to parodysim formą, ne? Važiuojam daryti.
Dėkui. Oi, gerai. Čia jeigu kažkas praeidinės, tai svarbu nesiparinčiai. Nieko čia tokio. Nu ką, žygelį. Papasakok apie save. Nu ką pasakot, sportą. Nuo 2019 varžybose. Pirmos varžybos kaip tik buvo čia vat Lenkų kultūros namuos. FBB ar NPC buvo? FBB. FBB buvo Vilniaus taurė. Ir kaip sekės? Lemba jaunime visai neblogai sekės. Antrą rodos vietą pasiėmiau, o tarp suaugusių, man rodos gal 5 toks buvau, nu žodžiu. Tai taip, tarp jaunimo visai neblogai, tarp suaugusių norėjęs geriau, bet šiaip džiaugiuosi. Tada kas paskui sekė, grįžau 21, tada nuvažiavau į Lenkiją, ten likau 8. Tada buvo pirmas NPC varžybos čia Lietuvoje. Ir nuo tada realiai ir prasidėjo tas mano win streakas. Dar kartą pakartosiu. Ir nuo tada prasidėjo mano tas win streakas. Čia sudalyvavau, laimėjau overallą. Tada praėjo dar 2 metai. Latvijai laimėjau overallą. Ir dabar tikiuosi su visų pagalba. Trečią kartą. Jo. 3-peat padaryti. Tai kaip manai, kas pasikeitė per metus laiką, sakykim, kaip praeitą kartą buvai dalyvavęs, ne, ir dabar ant kiek mentališkai esi pasiruošęs šį kartą? Lemba, žiauriai viskas pasikeitė, ta prasme, realiai. Yra lengviau ar sunkiau dabar, pavyzdžiui, ruoštis? Lengviau. Žymiai lengviau, nes realiai nuo praeitų metų pavasario sudalyvavau ir iš karto, realiai be jokio poilsio, iš karto pradėjau planą šitų metų rudenį, tai realiai iš karto. Masės auginimas prasidėjo, viskas, žinau tikslą, kad man reikia padaryti progresą, padidinti pečius, padidinti krūtinę, šiaip pragerinti pozavimą ir tikslingai ties to dirbau. Tai gerai, tai kaip manai, kiek čia varžybų tu dalyvausi? Čia lipsi Lietuvoje? Jo, Lietuvoje. Kitas? Budapeštas. Pareidas. Čia bus spalio 18. Spalio 18, tada aš manau, kad dar išlipsiu galbūt lapkričio 1 Lenkijoje. Ir tada sezoną užbaigsiu Romėnija Pro. Neatsimenu. Kelintą datą? Jo, datos neatsimenu. Tai visai stipriai nori užbaigti savo sezoną. Dėl ko norėtum taip pasidaryti? Dėl azarto, kad tiesiog daugiau užlipti, daugiau konfidijos gauti ar kaip? Lemba, nu, jau to pasitikėjimo, kaip ir ar patirties, aš manau, užtektinai turiu per tiek metų. Vis tiek, būkim bėdini, bet teisingai visi varomi varžybos laimėti, ne? Ar tu naujokas ar net, vis tiek tu ten kažkur svajoji, kaip sakant, paimti pačią geriausią vietą. Galbūt mes tiesiog išoriai kuklesni esam, labiau sakom, važiuoju pasibandyti, laimėti prieš save, bet iš tikrųjų, nu, tu vis tiek varai varžytis. Tai ir tiek, tai aišku, didžiausias tas euforijos taškas būtų laimėti, bet aišku, ne visada viskas nuo tavęs priklauso, nuo mūsų sportininkų realiai priklauso tiesiog. Kiek tu atiduosi savęs, ant kiek tu būsi ramus, ant kiek tu, kaip sakant, padaryti maksimumą tai, kas nuo mūsų priklauso, nes vis tiek čia nuomonių sportas. Vienam teisėjui patinka ryškesni, kitam didesni, kitam dar treti, ketvirti, tai čia toks dalykas. Svarbiausia tiesiog padaryti tuos dalykus, kuriuos tu gali kontroliuoti, o visą kitą kaip korteklis. Tai va, tai kaip manai, Lietuvoje, kas bus tavo didžiausias priešininkas? Lemba, manau, aš pats savo. Aš va šitą tikėjausi, aš norėjau, kad tu, žinai, pasakytum, tikiuosi, kad esu žymiai geresnis, negu buvau praeitą kartą. Tipo, kad nugalėčiau tą senesnę versiją, kad tada, žinai, sakai, tipo, pagaliau, tipo, mano didžiausias priešininkas buvau, tipo, pats aš savo. Vienareikšmiškai. Tai gali tiesiog praeiti, nebijok. Vienareikšmiškai vis tiek visada, kaip ir anglai turi tą tokį posakį, nežinau, ar taisyklingai ištarsiu, comparison is the thief of joy. Tai pasilyginti su kitais visada, kad tu su kitais lyginės, tu tada savo labiau užknisi protą ir prasideda, ta prasme, visokie klysteliai, tai visada sakau, nežiūrėkite kitus, žiūrėkite save, padarykite savo maksimumą. Ir dėl to niekada net negalvodavau, blemba, ar ten tas mano konkurentas, ar tas mano konkurentas. Tvirkščiai visada labiau visiems propagavau ir tai atėjo nuo mano pirmo trenerio vertybių, tai Raimondas Jakubauskas, turbūt daug kas žino, body creatorius, anksčiau toks buvo žiauriai stiprus mens fizikė ir jisai mano pat pradžių sakė, žygį ego palik kažkur kitur, varžybose visada išlik sportiškas, visada paspausk ranką kitiem, padėkok, laimėjai, vėl paspaudi ranką, žodžiu, būk visada maksimaliai žmogiškas
ir tai tave žymiai daugiau nuves, negu ego kažką gali nuves. Čia aš manau, kad tai yra teisingiausias yra pasakymas. Tai, taip, nors ir mes esame kaip tie kultūristai, Lietuvoje mes esame maža bendruomenė. Realiai. Kaip sakau, vienas kitą turim palaikyti ir taip toliau, bet sakau, tipo, iki varžybų mes galim būti draugai, viską kitką panašiai, bet kaip bus varžybų diena, mes esame, kaip sakau, vienas karys, žinai, tipo, kad mes einam tik už save ir panašiai. Aišku, yra, kaip sakau, nelemtingas sportas, kaip sakant, ne nuo mūsų viskas priklauso, kelintą vietą paimsiu, bet irgi svarbiausia yra nenusimint, kad ten gal tu nelaimėjai tenais ir panašiai, kaip kiti sako, aš esu kečiausias kažką tokio, tu tiesiog buvai tą dieną geriausias. Bet vis tiek aš manau, kad mūsų ta bendruomenė yra tokia mažytė, mes turim kiekvienas vieną kitą palaikyti. Kaip tik aš manau, kad kaip sakau, stengiuosi visada, žinai, atvažiavęs į Kauną ar į Vilnių, taip toliau bandau visada su visais susirašinėti, kurie galėtų pasportuoti, bet, tiesiog mintimis pasidalinti, tiesiog, kaip sakau, gal, kaip sakau, mes gyvenimiško kažko galim pasidalinti, žinai, vis tiek mes gyvenam atskirus gyvenimus, kartais, sakau, kaip savėje viską laikoma, tiesiog, kai mes susitinkam, visi, žinai, atsipalaidojam, kaip sakau, dažniausiai tai būna atsipalaidoju, pabendrauju, po to sako, kaip čia aфиgenai buvo viskas, žinai. Tai vienareikšmiškai visada apskritai tiek sporte, tiek gyvenime svarbiausia išlikti žmogišku, ne? Tai taip pat ir pasiruošime labai nemėgstu tų kažkokių viešų dramų ten pasilyginimų ir taip pat ir ant scenos visada propaguoju tą tokį žmogiškumą ir tikrai tie, kas mane pažįsta, nesumeluos, niekada nesu niekam nepaspaudęs rankos ar nepasveikinęs su pergalė ir taip toliau, tai to palinkėčiau visiems ir ateinančiose varžybose, ar jūs laimėjot, ar nelaimėjot, vis tiek išlikit žmogiški. Tai va, žymiai toliau nuvesti. Tai va. Manau ką, kiek, gal, jeigu nori, dar gali kažką pasakyti? Nežinau, sportuokit, siekit rezultatų, turėkit svajonės. Ir susitiksim sekmadienį čia Lenkų kultūros rūmuose, ne? Taip. Tai va, einu, paprašysiu, kad jis man dar prasipozuotų, kad parodytume jo formą. Super. Tai ką, pasportavom, dėkui Žygiui, kad atėjo pasportuoti, davė biškį mini interviu, o ką dabar, ką einama daryti Smil 3, kur bus 75 gramai cream of rice, vėl 30 gramų proteino, 100 gramų braškių ir 15 gramų medaus, o po to ryžiai, višta ir vėl tas pats. Penki. Edai, ką mes darom čia? Aš tai nežinau. Depresuoju jau, ne? Tu žaidi prieš save, taip išeina. Taip, leidžiam laiką keturį, va. Pagal kas laimi. Ir valgom. Kas tik tu ir išėjai. Va taip, leidžiam pikviką. 2 žingsnius paliek. Tai va, valgom, žaidžiam. Va taip. Jau pažaidėm stalo žaidimų. Po to nuėjau miegoti. Aš kažko žiauriai norėjau nepinti. Tai šiek tiek pamiegojau. Dabar ką, liko šiandien išgerti 1,5 litro. Nes šiandien reikia išgerti 4 litrus. Ką, kitas mylas yra paruoštas. 75 gramai ryžių, 100 gramų vištos ir 100 gramų bananų. Ir lauks kitas mylas toks pat kaip ir šitas. Tai tikrai nefilmuosiu kito mylo, kito valgių, nes tas pas per tą patį. Tai va, einu išvalgyti ir einu ilsėtis toliau. Taigi, paskutinis valgis, praktiškai toks pat kaip ir pirmas.
Čia gaunasi 100 gramų braškių, 75 gramai cream of rice, 15 gramų medaus ir 10 gramų žemės riešutų sviesto. Aišku, suvalgysiu ir beveik vos ne pusę litro arbatos ir eisim miegoti. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Liko praktiškai 3 dienos iki varžybų. Rytoj paskutinė diena bus kaip treniruočių diena. Reikės pasidaryti krūtinę ir panašiai. Gan solidžiai atrodau. Po truputį vandenukas išeina iš kūno. Tai yra labai gerai. Tai jo, einu valgyti ir einu miegoti.